O aš tuomet skubu pristatyti sekantį mūsų konferencijos pranešėją, kuris kartu su komanda specializuojasi tokioj SEO nišoj, kur pirmą kartą, kaip jis man papasakojo, aš nelabai supratau, apie ką tai yra, ASO ir įvairūs kiti techniniai terminai. Tai ASO, App Store Optimization. Ir šiltais plojimais norėčiau pasitikti, skaityti sekantį pranešimą. Define Chase agentūros įkūrėją, SEO lektorių, Google Tag Manager ir PPC ekspertą, bei ASO specialistą. Žmogų, kuris domisi ne vien tik tais marketingo procesų optimizavimu, bet taip pat irgi verslo procesų optimizavimu, dirbtinio intelekto pagalba. Šiltais plojimais pasitikime Vytį Bareiką, o jo tema šiandien ASO. Vienas, du, trys. Taip, tai buvo porą žinučių, žmonės parašė, klausė, kas yra paslaptinga žodžių kombinacija ASO, tai kaip ir minėjau, tai yra App Store optimizacija, tai šiek tiek apgauju jūs, tai ne tik apie SEO, bet ir apie appsus pašnekėsim, tai ne tik naršyklinę dalį. Tai pagrindinis tikslas yra susipažinti, kas tai yra, kaip tai veikia, ką padaryti, kad jeigu turit programėlę arba jūsų klientai turi arba turės, padaryti, kad jinai būtų labiau matoma, bei atitinkamai įrankiai, galimybės ir ką daryti toliau, kai jau pradėjot tam tikrus procesus. Tai mes bendrai, jeigu žiūrėti mūsų agentūrą, mes reklamą esam skiri 100 milijonų su virš, ko šitas skaičius svarbus, todėl kad 60 milijonų yra skirta būtent appsų reklamai. Ir čia sakau ne tai, kad pasigirti, bet dėl to, kad appsų optimizacijais, SEO vadinkime taip, biudžetas yra labai svarbu, nes kuo daugiau atsisiuntimų, to jūs aukščiau esate pozicijos. Taip, prie to mes prieisime ir bendrai sudėjus mes esame surinkę daugiau negu 3 milijardus atsisiuntimų su mūsų klientais ar buvusiais projektais ir reklamai esame skiriu daugiau negu 1 milijoną per dieną, būtent siekiant išbandyti įvairias taktikas, kad iškelti tos programėlės ar žaidimus į viršų. Tai pradėkime nuo rinkos suvokimo, aplamai kaip atrodo appsų rinka. Tai žiūrinti statistiką, jeigu čia kalbėt konkrečiai be žaidimų, tiesiog paprastas programėlės, vadinkime taip, ne žaidimai, tai 70 milijardų pajamų sugeneravo įmonėms. Tai yra labai dideli skaičiai, su žaidimais tai būtų praktiškai dvigubai daugiau. Tai čia neskaičiuojama, jeigu kaip Kilo Health daro, tarkim, į naršyklinį ir panašiai, neskaičiuojamas pajamos iš reklamų peržiūrų, tai yra didelė dalis. Ir ta kategorija, kaip matote, yra auganti ir jinai tik tais didės. Didžioji dalis pajamų dabar eina į būtent pramogų sektorių. Top šalis pagal atsisiuntimus, tai kuo daugiau žmonių turi, tuo daugiau atsisiuntimų iš esmės, tai Indija, Amerika, Brazilija ir panašiai. Top daugiausia šalių pagal pirkimus, kurios daugiausiai pinigų išleidžia, tai pagal iš esmės GDP per capita, tai Amerika, Kinija labai stipri, Japonija, Pietų Koreja, Vokietija, visos tos stipriosios ekonomikos. Tai jau tada nebesvarbu, kiek tų žmonių turi, bet ir pradeda žaisti ir turtingumas šalių. Čia yra šiek tiek statistikos, kas yra populiaru pagal atsisiuntimus, bet tai labai neįsim, galbūt vėliau galėsi pasižiūrėti pagal pardavimų pajamas, pasidžiaugti lietuviais, VPN-ais. VPN-ų kategorija yra numeris 1 ir dominuoja pagal pardavimų pajamas. Taip pat, kas dar įdomu sužinoti apie tai kur daugiausiai eina pinigų, tai daug pinigų eina į pagrindę realiai žaidimus. Tai realiai daugiausia pinigų uždirbama būtent iš žaidimų. Tai yra daugiau negu 28 milijardai vien per nuo džiūn iki november mėnesį. Tada seka kitos mažesnės kategorijos. Kalbant apie Google ar Apple, tai Apple sudaro 80% visų pinigų. Tai Androidas yra žymiai mažiau reikšmingas platforma. Čia pasiskirstimas, tai bendrai sudėjus, kas čia gaunasi 120 milijardų per metus yra išleidžiama programėlės. Tai yra labai dideli pinigai ir matosi pasiskirstimas.
Žiūrint į Lietuvą, tai Lietuvoje apie 60% įrenginių sudaro iOS-as, tai čia yra iš mūsų duomenų, Androidas yra 40%. Pastebėjome aplamai, kad, vadinkime, slaviškose šalise arba turinčias polinkį, pavyzdžiui, Ukrainai dominuoja, iPhone yra tam tikras galbūt ir kultūrinis dalykas, bet šiaip didžioji dalis vakarų pasaulio naudojasi pagrindę iOS įrenginiais ir daugiausia pinigų yra tenais. Jei daugiau statistikos, tai du puikūs šaltiniai pasižiūrėti, jeigu kažkas yra įdomu. Tai kalbant apie SEO ir apie ESO, tai kuo jie skiriasi, kuo jie panašus, tai panašumų yra labai daug. Tai SEO puikiai žinot, nereik pristatyti, tai ESO pagrindę yra Google Play arba App Store aplinka. Irgi yra vidinis išorinis, vadinkime SEO, tai vidinę dalį sudaro pavadinimas, aprašymas, raktiniai žodžiai, tada jau žiūrima į pačią appso, vadinkime, elgseną, kaip žmonės reaguoja, ar ilgai išbūna, ar atsisiunčia, ar jie išsirašo programėlę gan greitai, lygiai taip pat yra backlinksai, taip pat yra atsiliepimai, reviewsai, kurie duoda daug reikšmės. Tai idealiu atveju turėtų būti 4,5 įvertinimas, kad gauti tos daugiausia naudos. Ir aplamai, kuo daugiau atsiliepimų, to iš esmės daugiau raktinių žodžių, pagal kuriuos jūs galite būti matomi. Ir kai aš minėjau tos pinigus, kiek mes esam skiria reklamai, tai čia būtent ir paminėta, kad atsisiuntimų skaičius yra ypatingai svarbus. Nes jeigu dabar, tarkim, DeepSeekas arba tenais koks kitas JAIS, nes ne per seniausiai išėjo ir matot iškart numeris 1, nes daug atsisintimų turi. Ir automatiškai pakyla pagal visas kitas pozicijas. Tai reklama labai veikia ir įtakoja pozicijas. Tai galim pradėti nuo Google Play, tiesiog po truputį praeiti, kaip su ko jis valgomas. Tai Google Play pats svarbiausias dalykas yra appso pavadinimas. Tai yra 5 iš 5 balų. Tai jeigu jūsų pavadinimas yra NordVPN ir jūs tiesiog taip parašysit, tai iš esmės naudos jūs daug nepadarysite iš ASO pusės. Tas pats yra su trumpojo aprašymu ir ilgojo aprašymu ir kitais visais aprašymais, kad ten turi būti sudėti patys svarbiausi raktiniai žodžiai, kaip ir pagal SEO visas gerasias praktikas. Tai trumpasis aprašymas mažiau svarbus, ilgasis aprašymas dar mažiau svarbus ir tada atsiliepimai mažiau svarbus. Tai pradedam visą laiką nuo viršaus ir stengiamės užpildyti tą inventorių. Pakartoju, atsiuntimai, įvertinimai, konversijos, programėlės įtraukimas ir panašiai, čia jau papildomi faktoriai, kurios SEO specialistų yra sunkiau reguliuoti. Tai dabar mes perėsime būtent per tos dalykus, kur SEO ASO specialistas gali reguliuoti. Kalbant apie, buvo nesnyva prieš pertrauką klausimas, kas naudoja SEMrush'ą, kas naudoja Hrefsą, tai su ASO įrankiais yra visai kitokie pagrindę. Tai tie įrankiai yra labai galingi, jie primena dažnai SimilarWeb'ą šiek tiek. Tai galima matyti kiekvieno appso pasaulyje, ypač jeigu jie didesni vartotojų skaičių, praleidžiamą laiką, pajamas, kiek yra atsisiuntimų, kokią reklamą rodo, ar Facebook, ar Google, ar TikTok ir panašiai, kokius vizualus naudoja, kai kurios netgi appsus netgi nufilmuoja ir tu gali matyti visą vartotojo patirtį, kaip yra naudojamas appsas, tai iš esmės įrankiai yra labai galingi ir labai brangus. Bet suteikia daug įžvalgų. Praktiškai viską gali žinoti, kas vyksta tame appse. Tai tie įrankiai puikiai skanuoja. Tai vienas iš pavyzdžių čia yra AppTweakas, tai įdėjau Maxima iki ir kitus centrus, taip pat įdėjau palyginimui rinkos lyderius kaip Duolingo ir NordVPN ir iškart matot skirtumus. Tai Maxima tiesiog pavadinimas, iki tiesiog pavadinimas, Norfa tiesiog pavadinimas, Lidlas taip pat Rimi irgi buvo idėjas, lygiai tas pats. Tai neišnaudoja visų įmanomų simbolių, appso pavadinimas yra ribotas. Jeigu pažiūrėsiu Duolingo, tai iškart matosi, kad yra įdėtas ir language, ir lessons, NordVPN, FastVPN, privacy ir panašiai. Tai iš karto vyksta optimizacija ant tų pagrindinių raktinių žodžių. Tai appso pavadinime turi būti patys svarbiausi žodžiai iš karto įdėti. Tai tie appso įrankiai, jie yra įvairūs, bet iš esmės, kas naudojatės SEO įrankiais, tikrai matysit panašumą. Tik tais galbūt vienas keistesnis dalykas, kad jeigu žiūrėti į būtent volumą, tai nerodo tenais 100 000 paieškų ar kažkas tokio, o tokį kaip indeksą. Tai konkrečių paieškų skaičiaus jums nelabai pasako, bet galite matyti,
kur esate šiuo metu, kaip sunku papulti ir panašiai, ir lygiai taip pat konkurentus galima analizuoti. Tai principai labai panašus irgi pagal pozicijas ir kitus dalykus. Vienas įrankis, kurį mes mūsų agentūrai mėgstame, tai yra KeywordTool.io. Jisai smagus yra to, kad jisai tinka ir su reklama dirbant, ir su SEO dirbant, ir jisai nesuskaičiuos, sakykime, dabar skirtingų įrankių yra, bet matot ir TikTokas, ir Instagramas, ir Pinterest, ir kas tik nori. Ir iš esmės įvedus bet kokį žodį, bet kokią kalbą, jisai suranda. Tarkime, čia nes buvo parašyta maistas, tai tada žiūri, kad maistas, namus, viskas, kas su to žodžiu maistas. Tai čia šiuo atveju buvo pasirinktas būtent Google Play berods. Tai puikus įrankis, jeigu dirbat su daug skirtingų engine ir norit tų žodžių greit suras. Žiūrint toliau į aprašymus, tai vėlgi matome, kad Maxima neapsirašus iki galo, iki šiek tiek daugiau, bendrai galima naudoti tiek Android, tiek iOS. Android 80 simbolių, iOS šiek tiek trumpiau 30 simbolių. Tai bet kokiu atveju reikėtų irgi užpildyti, įdėti pačius pagrindinius raktinius žodžius, kuriuos mes išanalizuojame su mūsų turimais įrankiais. Tai kokia yra logika, kad viskas eina nuo kairės, tai reiškia, kad pats svarbiausias žodis yra pats pirmas ir tada sekantis, kaip žmogus skaito, taip ir yra pozicionuojama. Aišku, svarbu ne tik tiesiog įdėti tą pagrindinį žodį, bet kad ir būtų kažkoks paskatinimas ir gražiai skambėtų nusiskaitytų, nes jeigu tiesiog patys žinot, kad savo tekstai visą laiką patys gražiausia, tai reikia juos adaptuoti ir pritaikyti. Atitinkamai yra ir ilgieji aprašymai, tai čia jau galima kūrybiškumui pasirinkti ir išnaudoti labai daug simbolių, tai yra net 4000. Žiūrint į Norfą, mes matom, kad jie panaudoja tik 418. Tai iš esmės, jeigu mes neįtume bet kokį lietuvišką prekinį ženklą, jeigu dabar, tarkim, norite užsidirbti pinigų, tai galite eiti ir visiems sakyti, kad jūs nesat pasidaręs. Nes didžioji dalis bus appsų pavadinimą pasirašę, tiesiog pavadinimą nebus jokių aprašymų, jokių raktinių žodžių analizų padaryta, nieko nebus padaryta. Tai iki šiek tiek daugiau parašė ir panašiai, bet vėlgi, dažnai būna labai paprasti funkciniai aprašymai, nieko bendro su ASO ar su SEO. Taip pat labai svarbus dalykas yra pats appso svoris, tai šiuo atveju svoris Lidl yra net 261 megabaitas. Tai ko mažesnis svoris, to atitinkamai žmogui yra geriau, nes žmogus nebūtinai turi Wi-Fi, kai kurie galbūt taupo, ypač jeigu ten jaunesnė auditorija, turi galbūt netyčia neribotą internetą ir šiaip nieks nemėgsta laukti, tai galima tiesiog tą atsiuntimą dalinti dalimis. Tai rekomendacija yra apie iki 200 megabaitų, nes tada ir pats App Store žiūri jau šiek tiek kreiviau. Kalbant apie kūrybinę dalį, tai appsų dalis ir ne tik aprašymai, bet ir kūrybinė dalis, tai kaip appsas pats atrodo, tai čia įdėjau miegantį paveiksliukam, dėl to, kad jeigu pasižiūrėtume daugumos skirtingų appsų screenshotus, mes jas vadinam, tai jie atrodo labai nuobodžiai. Tai jie yra iš esmės visi vienodi, tai būna vienoda spalva, viršui tekstas arba pačiai tekstas ir tada visi vos nevienodi tokie, tiesiog suskrinšotintas pats appsas. Tai žmogus nenori scrollinti dešinį ir toliau žiūrėti, kas vyksta, nes kažkaip neintriguojančiai atrodo, vadinkime taip. Tai kaip pavyzdys yra Call of Duty, tai žaidimas matos iš karto vienas variantas, kitoks variantas, dizainiškai visiškai skirtingos adaptacijos. Duolingo gal ne per daug geriausiai padarė, bet matosi, kad spalvas įskyrė, tai vėl kažkokia dinamika atsiranda. Tai jeigu lygint, kur čia tiesiog visą laiką mėlyna ir tiesiog screenshotas, o čia kur keičiasi ir fonai, ir vaizdai, ir spalvos, tai suteikia gyvumo ir išskirtinumo. Tai kodėl tai yra svarbu, nes, kaip šnekėjau, aktualu, ar žmogus įsirašo jūsų programėlę, tai ko jisai geriau atrodo, ko geriau aprašytas, ko vizualiai geriau pertiktas, to labiau jisai įsirašys ir to jūsų pozicijos natūraliai pradės po truputį kilti. Keletas įdomių dalykų, tai čia iš vieno žaidimo, dating puzzle, pasimatymai, vadinkime, su puzzle.
Tai pradžioje buvo appsų ikonėlė, kuri atrodė štai taip. Vėliau ją padarėme šiek tiek su daugiau iškirptės. Ir 40% pakilo įsirašymo rodiklis. Iškirpta buvo ir didesnė, bet po to užblokavo. Tai net ir appsų ikonėlė yra labai svarbi, net ir šviežumas, tarkime, yra, nežinau, Halloweenas, Kalėdos, kažkokie pokyčiai gali atsirasti, tenais kažkokie išryškinimai, bet lygiai taip pat A/B testinimas turėtų vykti ir su vizualinė dalimi. Tai yra reikšmingi pokyčiai. Įsivaizduokit, jeigu turi 100 000 atsisiuntimų per mėnesį, 40% vis pakyla. Tai yra labai reikšmingi dalykai. Taip pat yra promotional video, kuriuos galima įkelti. Tai promotional video padeda parodyti, kaip atrodo pats appsas arba padaryti reklamą. Aiškesnė ir įdomesnė, nebūtinai screenshotų žiūrėti, tai irgi mažai kas jos turi, dažniausiai niekas neturi. Galima naudoti vertikalų, galima naudoti horizontalų. Jeigu naudoji vertikalų, tu gali šiek tiek daugiau vietos užimti ir tada konkurentų poziciją sumažinti. Horizontalus sprendimas irgi turi tam tikrų privalumų. Tai, žodžiu, reikia A/B testintis. Tai kalbant apie A/B testinimą, tai Androidas siūlo kaip čia galimybę. Tai mes dažniausiai turime tokią lentelę, kur susirašom, ką konkrečiai testuojamės ir tada tas paskaidimas būna viena versija 50%, kita versija 50%. Jeigu tenais darom 33, 33, 33, tai labai reikia daug duomenų, tai kartais geriau tiesiog užtikrinčiau tikrinti. Ir negalim daryti visų testų vienu metu. Tai jeigu keisim ir ikonėlę, ir pavadinimą, ir screenshotą, ir video, ir tą, tai nebesuprasim, kas šitą koją tą pakilimą. Tai mūsų atveju mes 100% žinom, kad tai padėjo. Bet nedarykit 5 testų vienu metu. Tai kažkokį vieną savaitę padarot, matot pakilimą, aplayinat, vėl padarot kitą ir taip žiūrite. Tai jeigu taip apibendrinti ASO dalį, tai po kairė yra iOS, po dešinė yra Google Play. Tai panašumai, vienur trumpiau, kitur šiek tiek ilgiau gali naudoti, bet visur žiūri į tai, kaip yra aprašyta, kokie žodžiai yra naudojami ir ypatingai atsisiuntimų skaičių, pirkimų skaičių, nes Google'as ir Apple'as uždirba 30% nuo kiekvieno pirkimo. Tai jų motivacija atitinkamai ir kelti viršų, kas daugiau generuoja pajamų. Ir aišku, kas ilgiau prabūna ir daugiau žaidžia, naudojasi tais appsais. Tai būkite taip pat ir su daug atsiliepimų. Tai su atsiliepimais yra įvairių taktikų. Čia irgi neseniai LinkedIn kažkas dalinosi, kad pasisvėrė svarstyklėse ant svarstyklių ir tada šoko ir pasiūlė palikti reviewsą, nes svoris buvo mažesnis, ten tos geros emocijos ir žmogus paliko atsiliepimą. Tai visokių taktikų yra, kaip tą generuoti ir būkite šviežus. Tai atnaujinimai, update'ai irgi signalizuoja, kad appsas yra gyvas, su juo dirbama, daromi pokyčiai. Tai įrankių kainos. Tai Sensor Tower dabar numeris 1 žaidėjas, prieš tai buvo dar Data.ai, bet Sensor Tower nupirko. Tai anksčiau kainos buvo apie 50 000 metam, dabar turbūt apie 20 000 kažkur. Tai priklauso, kaip kas susiderins, bet jau tada matot viską. Pajamas, pokyčius, kokius ikonėlės naudoja, kokius screenshotus, žodžiu, kosminis įrankis. Keyword Tool.io, kur aš rodžiu apie 750 € metams, AppTwikas labiau į appsus fokusuotas ir AppRadaras panašiai apie 700. Tai tokios bazinės kainos, galima, dauguma jų siūlo apart Sensor Tower nemokamus pasibandymus, tai galite pasibandyti, pasižiūrėti, kaip patinka ir panašiai. Dar vieną skaidrę pamečiau, tai buvo pavyzdys, ką mes esam darę, tai buvom nusipirkę influencerių už 300 000 ir žiūrėjome, kaip kyla pozicijos, tai kilo labai neblogai. Buvom nusprendę būti numeris 1 Amerikoje, Kanadoje, Australijoje, Vokietijoje žaidimų kategorijoje.
Tai irgi įdomu, bet jeigu atsakant jums, ar verta išpirkti visą appsų kategoriją savo, tai neapsimoka, nebent sugebėsit palaikyti top 10 pozicijų. Tai dažnai, kai mes dirbam su appsų klientais, jie fokusuojasi atsisiuntimu, tai jeigu jūs esate 150 vietoje ir įdėjus 5000 busit 130 vietoje, tai nėra kosminis pakelimas, tai svarbiausia būtų top 10, top 15 pozicijos. Nežinau, kaip su laiku, nelabai sekiau. Puikiai. Tai galbūt tada galim prie kažkokių irgi klausimų perėti. Super, dėkui už tikrai įdomų pranešimą, Vyti. Jeigu galėčiau paklausti vieną klausimą, galbūt iš savo pusės, vis tik pripažinkim, ASO ganėtinai turbūt nišinė paslauga. Kaip su komanda sugalvojot būtent specializuotis šioj nišai, ar tai sunku padaryti, ar kaip atrodo konkurencinė aplinka ir ar netrūksta Lietuvoje jums klientų ir nereikia ieškoti svetur? Ja, tai aš pats dirbau daug laiko agentūrose ir po to ir visą agentūros strigo žinios, nes tiesiog per mažai appsų buvo Lietuvoje. Tai teko pačiam daug domėtis ir kaip duomenys susekti, kaip viską, nuo A iki Ž. Tai kas liečia konkrečiai su ASO, tai aš kai įsidarbinau žaidimų įmonėje, buvau marketingo vadovas Narcurrent, tai tenais turėjau 14 skirtingų appsų, kai kurie turi 500 milijonų atsisiuntimų, 100 milijonų ir tiesiog už viską buvau atsakingas ir išmokau ir perėmiau iš savo patirties ir pritaikiau ASO tas optimizacijas. Tai atsakant apie appsus aplamai, tai Lietuvoje konkurencijos visiškai nėra. Didžiausias mūsų įmonės irgi turi iššūkių šitoje sferoje, tai iš esmės siūlyčiau pabandyti, jeigu svarstote specializuotis ir klientus suras nėra sunku. Buvau San Francisco konferencijoje vienoje, po to Los Andželė buvau vienoje konferencijoje, ten didžiausias praktiškai, kurios vyksta, tai susirenka 100 žmonių, 150 žmonių. Tai yra nišai appsai, bet kaip matėte, tai yra 120 milijardų per metus pajamų. Aš viliuosi, kad su šiuo atsakymu savo nesusikursi papildomos konkurencinės aplinkos po šiandien, bet nežinia, mes pritaikom patarimus. Sekantis klausimas iš auditorijos. Kaip atrodo backlinkinimas ASO šitoj nišai? Kaip generuoti linkus? Tai principas yra labai panašus, bet mes visgi pastebėjom, kad backlinkai tiek daug svorio neduoda, kiek patys atsisiuntimai. Tai pradžiui tvarkom tą, vadinkime, vidų, su keywordais ir panašiai jos atsirinkia ir tada atsisiuntimai yra pagrindinis tas dominuojantis. Backlinkai dažniausiai mažai dėmesio sulaukia. Okay. O kaip, atsakyk, sprendžiat tokias problemas, kuomet, pavyzdžiui, užblokuoja appsą, App Store, o tu jau būni daug darbo sudėjęs į tą visą ASO optimizavimą. Ką tuomet daryti? Tai labai priklauso nuo appso, nes būna kažkokie, kurie ten netitinka politikos, būna, kur, tarkim, Apple'as iš viso turim klientą, kur išblokavo, nes neunikalus appsas, tiesiog nusprendė Apple'as taip ir kol kas kovojam nepraeinam, nors funkcionaliai yra įdomesnis negu konkurentai, tai tiesiog bendrauju su jais ir įradinėjai arba darė atnaujinimus kažkokius, kad praeiti. Šiaip dar vienas dalykas, ko nepaminėjau, irgi labai sudėtingas dalykas, bet yra featuringas. Tai būna Google'as arba Apple'as išryškina būtent jūs pagrindiniam puslapį ar kažkokią kategoriją. Tai čia dažniausiai būna didesniems appsams, tai tenais kosmiškai išauga atsisiuntimai. Turim dar visai gan įdomų klausimą apie metrikų matavimą. Irgi tai reklamos turbūt industrijai tas šleifas pastaruoju metu visus mus vejasi dėl duomenų saugos, viso to privacy, consent mode ir panašiai. Kaip matuojat, galbūt paklausiu taip, kokias ASO pagrindinės metrikas matuojat ir kaip įtakoja visi pakeitimai dėl privacy ir galbūt consent mode yra įvairūs ir jūsų nišoje?
Tai trackingas yra sudėtingesnis su reklama, tai reiškia, kai darai vartotojų įgyjimą, nes pavyzdžiui, iOS yra apribojęs, jeigu žmogus nesutinka, praktiškai tu nieko nesuseksi. Tai tenais yra daugiausia apribojimų, o kas liečia ASO, tai tenais pats Google Play Store'as ir Apple App Store'as tiesiog rodo palaukius žodžius, kokiose pozicijose nemažai informacijos duoda. Tai tenais tokių apribojimų kaip ir didelių nėra, nes viskas vyksta, vadinkime, jų aplinkoj. Bet jeigu tu perki Facebooką, Google'ą, TikToką ir panašiai, tai ten jau prasideda sunkumai. Ir ten jau tada reikia turėti attributionų įrankius, sudėjus trackingą, eventus ir panašiai. Kitą klausimą turim galbūt apie patį appsų talpinimą ir kaip padeda galbūt reitinguoti appsą, jeigu tu jau talpini platformai, kur turėjai kitų appsų. Tai kad nėra visiškai nauja platforma, kad jau žinomas prekės ženklas. Pasimečiau. Galvoju, kaip čia tą klausimą geriau dar praėjus galbūt. Kuomet tam pačiam akaunte yra jau kitų appsų ir tu talpini dar sekantį, ar tas talpinimo procesas palengvinamas, ar jis visiškai vienodas, jeigu atsidarai tu naują akauntą App Store? Supratau. Tai iš esmės, kai visą laiką, kas turi kažkokį autoritetą, kaip domain ratingas, taip pat ir yra būtent įmonės, tai atitinkamai svorą prideda ir palengvina. Bet jeigu kažką blogo daro, tai nebūtinai garantuoja, kad praeisit. Tai visgi, gali bandyti praslys, bet geriau visgi nebandyti kažką mokėti pinigus, kad leisi naudoti jų developer account. Ir šiaip, kai padarė appsą pavadinimą, jį po to beveik neįmanoma pakeisti, tos nuorodos. Tai irgi tą turėkite omeny. Čia buvo Vytis, plojimai jam, rėmėjų dovanos jam. Ačiū, dovanėlis.